Sveiki, dabar parodysiu, kaip nustatyti ribotą. Pirmiausia, iš formų atsisiunčiam šitos du failus, loaderį ir patį botą. Tada susikuriam folderį, pasodinam, pavyzdžiui, ribot. Įsikeliam papkę. Spaudžiam extract here. Va. Ir va, dabar čia jūsų visi boto failai. Čia dėsite script, mapus. Toliau. Spaudžiam extract here ant loaderio. Va. Du pagrindiniai dalykai. Ribot ir loader. Pirmą kartą nusistatant botą reikia įeiti į ribot. Šiek tiek palaukti. Va, dabar čia išlindo botas. Va, visi nustatymai, tik tais dar nieko nėra. Ir einam į loaderį. Ir einam EDX Silk Road Loader. Va, tada išlenda Silk Road direktorius. Reikia susirasti savo Silk Road SRO klientą. Spaudžiam add ir susirandam, kur yra jūsų Silk Road papkė ir SRO klient, spausite ir open. Tada bus 3 serveriai. Čia dažniausiai pirmą reikia. Spaudžiam launch, išlenda fatal errors. Ok spaudžiam. Va. Ir dabar čia išlindo visi nustatymai. Spaudžiam būtinai, jeigu norit botą pasijungs, loaderį, būtinai uždedat varną. Ir, pavyzdžiui, ten parašot, kiek jums ten reikia, nežinau. Iš pradžių, jeigu vieną tik botą turit, tai 16.000. Ir spaudžiam OK. Va, dabar įeisime į žaidimą. Va, dabar įėjom. Kai esam žaidime, tada einam į bot ir va, matot, yra jau rodo jūsų player info statai. Jeigu taip rodo, tai reiškia, kad jūs esat prisijungę. Taip, pirmiausia yra, čia yra status log, kur viską rašo, ką jūsų botas daro, va, filter. Ką nusiperka, kur juda, ką mušo, kiek XP gauna. Toliau einam čia su kardu pavaizduotu. Čia nusistatome, kad ką norit, kad muštų. Jūs berserk enchantai, kad pultų gigantus su zerku. Zerkas tai yra va, su demonu. Spaudžiam šitą. Jūs faster training, tai kad greičiau daužytų mobus, bet gali disconnectą dažniau mėtyti. Bet jeigu naudositės ten to klientless, tai neturi reikšmės. Toliau spaudžiam walk to mob first, kad pirmą nubėgtų iki mobo, ir walk random if no mobs, kad vaikščiotų belia kaip, jeigu neranda mobo, kad nebėgtų pavyzdžiui, kaip čia į centrą. Tada čia galite įvairiai nustatyti, kad nepultų kitų žmonių mobų, kad nepultų gigantų ir PT mobų, čia wizardams kartais geras dalykas, čia kad irgi su berserk kada naudotų. Toliau einam čia. Čia susidėsite, ką norėsite, kokius skillus, kad naudotų. Va. Pavyzdžiui, nori ten, kad pirmą skillą naudotų. Ir, pavyzdžiui, įsirenki šitą, spaudi add. Čia pirmą skillą naudos atakuojant mobą. Imbue skill, tai čia chainai skirti, tai būtų force, fire, cold ir lightning. General attack skills, tai čia paprastiem mobam, kad muštų, pavyzdžiui, tak ir tak. O čia jau giant ir PT mobams. Spaudžiam varną ir čia jau susidėsit daugiau, ten galingesnius skillus. Čia buff skills, tai bus, pavyzdžiui, jūsų, jeigu chaina, tai čia dėsit visus skillus, o jeigu esate European ir, pavyzdžiui, esat wizardas, ten įsidėsit wizardo vieną buffo, ir jeigu esat, pavyzdžiui, bardas, tai second buff. Ir va čia įsidėsit bardo skillus. Ir pasispausit. Čia always on, tai reiškia, kad būtų visą laiką užsidėjęs, kad atsikraus, arba ne. Na, aš dažniausiai always on palieku.
Ir jeigu turit subą, tai būtų, antra profesija, pavyzdžiui, bardas, tai turite laikyti jo arfą pirmame inventoriaus slote. Va, spaudžiat į ir va čia turi būti, šitoj vietoj. Toliau, čia yra Return to City when dead, kai mirs grįž, kai bus sulaužyti armorai, kai bus inventorius pilnas. Čia būtinai irgi nustatom vietoj 10 tūkstančių, 1000 ir 1000 ir rašom po 0, kad nelauktų. Čia, manau, suprasit buy settings. Nustatys, kiek reikia pirkti, pavyzdžiui, medium ten 300, čia HP potion, MP potion nustatysit, kiek norit, kad pirktų. Čia universal pills, kur numuša nuodus. Čia recovery kit, pavyzdžiui, jūsų wolfui potionai arba arkliui. Čia drug of wind ir typhoon yra speed scrollai, bet jie brangiai kainuoja, todėl nelabai apsimoka. Toliau, čia yra arkliai, kuriuos pagal savo levelį nustatysit, kad pirktų. Čia return scrollai. Čia vigors, arbaletos strėlės, čia paprastos strėlės, HGP, tai čia dažniausiai 5 rašau, nes kad wolfas nemirtų, tai čia va, geltona linija, tai čia wolfo maistas. Ir jį pastoviai reikia maitinti. Toliau, einam čia, player auto potion, čia kada naudositės. Pavyzdžiui, pas mane pas maga yra 90 procentų, kada atkraus HP, mano, kada atkraus potionas 70, čia universal pills, kaip ir minėjau, tai kad numuštų nuodus. Toliau, jeigu turite wolfą, spaudžiam čia visur uždedam. Protect pet, kad saugotų, nepatarčiau, nes daug laiko užima, o petas, kaip matot, gan normaliai turi. Kaip 42 levelė, tai čia daug aišku. Čia nusistatom, kad gydytų arklį, kai bėgs, 60 pilnai užtenka. Čia, kada healins jūsų wolfą. Nusistatom HGP kiek norit, bet pas mane 70 yra dėl viso ko. Toliau. Čia yra simple filter. Ką jisai rinks, ką parduos ir ką dės į banką jūsų botas. Pas mane yra, kad nerinktų strėlių, kad nerinktų visokių tablečių, alchemy, kad dėtų, kaip matot, weapon elixirs į banką, protector į banką, shield į banką, o accessory, kad parduotų, nes jie beverčiai, galima sakyti, yra. Į shopą, kad kištų. Toliau, čia yra, aš nusistatęs, pavyzdžiui, taip, kad kai susirinks daug returning scrollų, tai parduos ir tik vieną pasiliks. Čia galite pagal C nustatyti, kad rinktų tos antinuodus ar ne. Toliau, čia vigor potions, vigor grains ir vat, pas mane taip yra. Nusistatęs, kad rinktų HP MP potionus ir vigor potionus. O vigor potionus tai naudos, va čia galim nustatyti, kada naudos vigor potionus. Jie labai greitai atsistato ir magui, pavyzdžiui, ar ten kokiam kur mažai HP čarui, tai labai gerai yra. Kokį 60 nusistatot. Čia weapon shields, pas mane visi tie yra, kad bankas nebūtų prisikrovęs šūdų, tai visus itemus, kad parduotų. O sosus, somus ir sosunus tikrai dės į banką. Tikrai. Čia yra chatas visų dalykų, kaip matot, normal, party, guild, onion, private, academy, global, custom. Ir kai, pavyzdžiui, nusistatom viską, spaudžiat save settings, kad viską išsisaugotų. Ir čia dar yra other stuff, pribambasai tokie. View map, čia galite žiūrėti, kur laksto, jeigu turi dar mapą susidėję. Auto party, čia LTP, tai 4 iš 4, kaip žinot, kai būna 4 žmonių, tai gauna 10 procentų daugiau XP. Čia takseriams yra labai geras dalykas. Čia manau suprasit. Čia alarmai, auto fuse. Pavyzdžiui, nenorit, kad jums trukdytų botas, spaudžiat minimal ir hide bot ir dingsta. Iš šoniukai išeina. Va. Spaudžiat vėl. Full mode. Norit botą sustabdyti, spaudžiat stop bot, norit pradėti, start bot.
Ir žiūrim kitą video, kaip pasidaryti skriptą. Tai tiek bus. Jeigu kas, rašykit.